2 dienos iki finišo. Motociklose nieks neaišku. Today to try to Šiandien do something. reikia kažką padaryti. 2 dienos iki finišo ir Alatija jau praktiškai turi kišenį 5 laimėjimą. Mums reikia tiesiog išlaikyti automobilį vienoje vietoje. Tai 4 klasėje nieks neaišku. Gazas dugnas, vienintelis dalykas. Užsirišu burną ir pirmin. Prieš paskutinis vakaras Saudo Arabijoje, iki Dakaro ralio finišo lieka visai nebedaug. Ir daugelis dalyvių jau svajoja apie finišą, o patys geriausi apie triumfą Dakare. Pirmąjį istorijoje čempioną rytoj gali turėti Lietuva. O Dakaras bent jau šiandien turi tikrą herojų. Sebastianas Loebas padarė tai, ko iki šiol niekam nepavyko. Laimėjo net 6 greičio ruožus iš eilės. O apie viską jau dabar ir kaip visada su pačiais įspūdingiausiais kadrais. Smėlis, kopos, nuo horizonto iki horizonto. Milžiniška smėlio dėžė, kurioje didžioji dauguma puikiai žaidė. Bet ne visi. Kai kuriem tai buvo labai didelis išbandymas. Kaip pavyzdžiui, Jaroslavas Valtras vakar. Košmaras. We wait for Šoltis. Laukiam komandos draugo Soltiso. Gal 20 minučių palauksim, jis turėtų atvažiuoti ir žiūrėsim. We go next. In bivak. Maybe. Galbūt. Na ir prireiks daugiau negu vieno Soltiso, kad Valtrą galėtų atversti. Ne taip paprasta. Dar viena Tatra prisijungė. Second help and maybe now is Prijungsim antrą ir pažiūrėsim. everybody company is Czech Republic. Tatra, go. Visi čekai susirinko, visos Tatros. Važiuojam, Bagira Racing. Na ir tai tik viena iš daugelio istorijų, kurios nutiko Empty Quarter dykumoje. Šita buvo laiminga. Bet tikrai ne visos taip gerai baigėsi. We cannot go out of this. Mes negalim išvažiuoti šitos duobės, tai neįmanoma. Čia gal 200 metrų aukščio kopos. Koks planas? Nežinau, mes tiesiog paprašėm pagalbos, bet
kad atsiųstų kažką, bent visureigių, bet ką jis čia padarys, nežinau. Taigi, prieš paskutinis greičio ruožas 153 km link pakrantės. Ir šiandien labai minkštas smėlis. 3 motociklininkai kovoja dėl pergalės. Taigi, motociklų įskaita. 3, kurie turi realiausius šansus. Taip, arti iki finišo dabar reikia neberizikuoti per daug, nes visko dar gali atsitikti. Manau, kad kova tęsis iki paskutinio metro. Planas paprastas. Gazas dugnas. Ir Masonas Kleinas šiandien ryte net važiavo į startą. Nutarė pasitraukti iš lenktynių. Čia buvo jo sprendimas, mes paruošė motociklą. Žinom, kad galėjo pasikeisti. Jis nusprendė, čia jo sprendimas. Medikai dabar tyrė jo galvą, nes skausmai skundžiasi jisai. Matijasui Molkneriui irgi netikėtai baigėsi Dakaras likus 2 greičio ruožam. Pirmą savaitę jisai patyrė avariją, bet tęsė lenktynės. Bet šiandien 55 kilometre vertėsi ir dėl nugaros traumos buvo išgabentas į ligoninę. Taigi, prieš paskutiniam greičio ruože. Kevinas Benavydesas sustojo padėti. Ir tai yra laikas, kuris jam buvo vėliau kompensuotas. Tobis Price'as 3 pradėjo. Ir jis nemažai pralošinėjo Skyleriui Howui pradžioje. Bet po to jis irgi sustojo padėti savo komandos draugui. Taigi laikas turėtų būti kompensuotas. Skyleris Howas grįžęs pasakė, kad kai pamatė, kas nutiko KTM lenktynininkui, jisai tikrai sulėtino. Ir galų gale jisai dabar jau 1,5 minutės pralaimi lenktynių lyderiui. Čerenas Mūras, vienišių įskaitos lyderis. Jis pralošinėjo 2,5 minutės, bet šiandien viską atsilošė. Atsilošė ne tik tas 2,5 minutės, bet prieš Vegą jis pirmauja dabar jau 17 minučių. Jakobas Argubraitas iš Amerikos. Jis važiuoja kaip antras greičiausias naujokas, 15 bendroje įskaitoje. Taigi, tai yra Dakaro ateitis greičiausiai. Empty Quarteris paliktas. Ši dykuma palikta, taigi pasižiūrėkim paskutinį kartą šiemet, kol galim, kaip gražiai atrodo ši dykuma. Romanas Dumont jie šiandien puikiai važiuoja. 6 jis. Rally 2 klasės lyderis lyderiauja net 30 minučių prieš artimiausią persekiotoją. Adrianas Van Beverenas sakė, kad tai buvo tikras kopų greičio ruožas. Šiandien jisai 4. Dvi minutės jisai pralaimėjo šiandien, bet jis 4 bendroje įskaitoje, bet Pavlo Quintanilla nuo jo atsilieka tik 8 sekundės bendroje įskaitoje. Luciano Benavydesas šiandien 3. Gavo 1 minutę baudos šiandien, o šiaip galėjo laimėti. 6 jis bendroje įskaitoje. Michaelas Doherty šiandien fantastiškai važiuoja. Naujokas šiandien 2. Tik 27 sekundės atsilikęs nuo greičio ruožo nugalėtojo.
ir jis 16 bendroje įskaitoje. You know, I'm excited on all my results and I'm happy with. Aš laimingas tuo, kaip važiuoju. Dakaras jau beveik baigėsi. Tiesiog aš tikiuosi, kad tai bus mano patirčiai. Skyleris Hausas šiandien 7. 3,5 minutės pralaimėjęs greičio ruožo nugalėtojui ir jis 1,5 minutės atsilikinėja bendroje įskaitoje. Dar ne viskas prarasta, bet jau bus sunku. Šiandien ta diena, kur reikėjo atiduoti viską, ką įmanoma, ir aš atiduoviau viską, kas įmanoma. 1,5 minutės atsilieku ir aš manau, kad bus labai sudėtinga rytoj atsilošti. Na, bet kokiu atveju, bet kas dar gali atsitikti, aš padarysiu viską, ką galiu, iki pat galo. Tobis Price'as šiandien 5, 2,5 minutės pralaimėjęs greičio ruožo nugalėtojui. Ir Tobis Price'as yra tas, kurį visi vysis rytoj. Jisai tik 12 sekundžių pirmauja prieš savo persekėtoją. Taigi, rytoj viskas spręsis. Labai įdomu bus. Bus įdomu pasižiūrėti, kas bus rytoj. 12 sekundžių. Tai nedaug. Labai arti viskas. Pasižiūrėsim. Bet kas dar gali atsitikti rytoj. Ir tai dėl to, kad Kevinas Benavydesas šiandien tiesiog visus nužudė. Jisai laimėjo šiandien ir jis tik tai 12 sekundžių atsilikinėjo nuo Toby Price'o. Jis turi visus šansus laimėti antrą kartą Dakarą motociklų įskaitoje. Na ir rytoj visi startuos atvirkštinę tvarką, taigi jis startuos prieš paskutinis. Tiek dienų lenktynių ir tik 12 sekundžių, įsivaizduojat, rytoj paskutinis greičio ruožas. Ralis nebaigtas tol, kol nesibaigia greičio ruožas paskutinis, taigi aš atiduosiu visas jėgas ir pažiūrėsim, kas bus. Taigi, 2 KTM-ai kovos dėl nugalėtojo motociklų įskaitoje. Ir jeigu ką, Skyleris Hausas su Husqvarna yra visai šalia, 1,5 minutės atsilikimas. Honda, Adrianas Van Beverenas jau 16 minučių atsilikinėja ir jis galės pasvajoti apie podiumą, nebent jeigu kažkam iš pirmo trejetuko nepasiseks. Na ir keturračių įskaita. Aleksandras Žiru važiuoja link savo pergalės. Dar 7 minutės jis šiandien nusileido, bet gali tai leisti savo labai lengvai, nes jis pirmauja prieš artimiausią persekėtoje daugiau kaip 40 minučių. Galės labai lengvai pravažiuoti paskutinius 100 kilometrų. Kaip sakė Pieras Lartigas, kad Saudo Arabijoje Dakaras dar sunkesnis Dakaras negu Afrikoje. Pablo Kapeti šiandien 4. Ir jis važiuoja iki podiumo 3 kartą savo karjeroje. Buvo geras greičio ruožas, labai gražus. Spaudžiau iš pradžių labai, bet po to pravažiavau, aplenkiau vieną iš keturračių ir supratau, kad gerai važiuoju. Taigi važiuosiu tik tai iki finišo. Francesco Moreno šiandien 3. Ir jis važiuoja link 2 vietos bendroje įskaitoje. Jis 8 kartą šiame Dakare finišuoja tarp 3 greičiausių. Giovanni Enrico šiandien 2. Bet toli nuo lyderių. Marcelo Medeiros. Pirmam kontrolės punkte jisai buvo paklydęs ir šiek tiek nukrito bendroje rikiuotėje, bet galų gale paspaudė ir laimėjo. Taigi, jis 4 kartą iš eilės laimi greičio ruožą. To nematėm nuo... tada, kai Dakaras dar buvo Pietų Amerikoje. Na ir mūsų Laisvydas Kancius. Laisvydas šiandien 7. Važiavo atsargiai. Iš pradžių važiavo labai greitai, bet po to sumažino tempą.
pasirodo, Laisvydas turėjo problemų, jam buvo net pasidarė blogą vienu metu. Kaip po finišo sakė lietuvis, jam tai buvo vienas iš sunkiausių greičių ruošų. Ir beje, čia dar jis už variklio keitimą. Vakar mechanikai keitė jo 4-račio variklį. Taigi Laisvydas užtikrintai bet kokiu atveju važiuoja 7. Tai jaučiu vienas sunkiausių greičio ruožų šitam Dakare. Trumpas, iš tikrųjų nežinau, kiek čia 140-150 km, bet turbūt vienas iš sunkiausių. Kas sunkaus buvo jame? Nieko kito, vien tik intensyvios kopos. Nuo kopos ant kopos, nuo kopos ant kopos. Karštis belekoks, karšta, 50 km gal pirmųjų viskas gerai ėjęs, bet po to ir blogą pradėjo darytis ir žodžiu. O kokios tos kopos, mažos ar didelės? Nėra taip, kad važiuoja ilgai aukštai, tada ilgai leidėsi? Ne, buvo ir didelių, bet tikrai nedaug, iš tikrųjų pagrindė gal 10 metrų, sakėjim, kopos, bet faktiškai nuo vienos kopos ant kitos, ten vidutinis greitis turbūt 30-40, greičio nėra visiškai, jokio vėjelio, nieks neprapučia, O tam, kad išlaikytum 4-ratį tinkamai pozicijai, dar reikia ir su kūnu daug dirbti, ar ne? Jo, bet, sakau, gal pirmus 70-80 km dar buvo pusė velnio, bet po to tai buvo wow. Bet ne man vienam, aš suprantu, kad buvo daugumai europiečių, turbūt taip reikėtų sakyti, kas mažiau matė dykumo. Pietų amerikiečiai kalbėjau, tai jie džiaugiasi, labai geras greičio ruožas, sakė, bet mums tai kažkas neįtikėtina. Kaip pasvertinai savo pasirodymą jame? Gal pradžia, manau, turėjo būti gera, kokia ten 70-80 km, bet kita pusė tai tokia, šiaip savo sakyčiau. Naktį variklį pakeitė, ar ne? Technikai, kaip technika veikia ir kodėl tą darėt? Jo, pakeitėm naują variklį, iš tikrųjų dabar viskas gerai. Turėjom šiokių tokių problemėlių, tai buvo priimtas sprendimas, kad dedam naują variklį ir užbaigėm Dakarą tvarkingai. Čia dėl tos sankabos? Ne tik dėl sankabos, buvo, kaip sakai, visą Dakarą mumis persekiojo mažos techninės bėdelės ir niekaip jų nepavyksta pabėgti, bet šiandien viskas gerai, jokių problemų, taip kad. Ką, liko paskutinės dienos, vėl bandysi minti, technika gera, bandysi užbaigti su dar vieną greičio ruožų pergalę? Ne, tai visus greičio ruožus bandau minti, kartais pavyksta, kartais technika paveda. Tai be jokios abejonės, taip, tai bandysiu spausti kiek galiu ir žiūrėsim, kaip seksis. Teoriškai motorui visas Dakaras yra per daug didelis iššūkis. Jo, per daug, iš tikrųjų, per daug. Šiaip iš esmės Dakarui reikia 2 variklių. Keist negalima, bet jeigu keiti, gauni baudos. Tai pirmas keitimas 15 minučių baudos, tai pakankamai nedaug. Antras ten jau turbūt būna daugiau gal valanda. Daug kas iš 4-račių tai turbūt 90% keitė variklius. Tai taip yra. Reikėjo turbūt ir anksčiau priimti sprendimą ir anksčiau gal porą dienų keisti, bet gaus kaip gaus. Taigi, Medeiros, Enrico Floresas, Kopeti, Žirų, Varga ir Laisvydas Kancius 7, taip pat kaip ir bendroje įskaitoje. Svarbiausia, kad pasaulio čempionate Laisvydas Kancius yra 3. Ir šiandien papasakosim apie žmogų, kuris turi didelę aistrą. 30 minučių automobiliu nuo Damamo yra labai gražus žvejų kaimelis. Ir čia gyvena vienas labai įdomus žmogus. Mes esam Al-Katife. Aš esu Ali Nasiras Al-Šatis. Tarut saloje. Aš gimiau, jisai ant jūros pakrantės, taigi aš esu jūros vaikis.
Kai buvau mažas, mano tėtis turėjo žvejų valtelę ir žvejodavo. Aš dažnai plaukdavau su juo kartu. Žiemą žvejai išėjo į atostogas, nes buvo labai blogas oras, ištraukė visas valtis ant kranto ir atidavė jas restauruoti Galafui. Jisai nuo mūsų namų visai netoli taisė tas valtis ir aš labai įdėmiai žiūrėdavau, nes man labai patiko, kaip jis tai daro. Na ir įkvėptas to remontuotojo, aš sugalvojau pagaminti žvejų valties modelį. Ir tada išdidžiai parodžiau jį remontininkui. Jis man patarė, kaip padaryti iš tikrųjų gerą modelį. Jis sako, tu negali tiesiog didelę lentą paimti, užlenkti priekį ir galą ir tada jau bus valtis. Ne, taip nebus. Darbe aš praradau savo dešinę ranką nelaimės metu, bet tai nesustabdė manęs. Kai pasveikau, aš nutariau atgaivinti savo aistrą ir dar intensyviau pradėjau gaminti modelius. Tu labai daug ką gali padaryti, turėdamas tik vieną ranką. Žmonės įvairių amžių labai domisi mano darbais. Jie nostalgiškai žiūri tas valčių modelius, atsiveža savo senelius, kurie prisimena savo senus laikus, kai žvejodavo. Na ir automobilių įskaita prieš paskutinis greičio ruožas. Išvažiuojam iš Empty Quarterio. Paskutinis šansas. Ir Naseras Al-Attiyah jau praktiškai turi kišenį savo pergalę, o tuo tarpu Sebastianas Loebas vis dar važiuoja ir turi galimybę padaryti rekordą. Mes esam antri, bet tik tai porą minučių nuo trečios vietos, taigi nėra kada miegoti, turim lėkti, turim važiuoti. Taigi, Sebastianas Loebas eilinį kartą pirmas pradeda ir galų gale pirmas baigia. Na ir pasižiūrėkim, kaipgi kiti važiuoja. Juanas Cruzas Jakopinis. Trečias Dakaras jam ir jis 9 šiandien ir 7 bendroje įskaitoje. Puikus rezultatas turint omeny, kad jis tik 20 finišavo pernai. Gerlenas Šeritas šiandien 8, jis 11 bendroje įskaitoje. Lukas Moraesas ilgą laiką važiavo 2, Sebastianas Loebas ją aplenkė, bet jis užtikrintai 3. Ir tai yra neįtikėtina turint omeny, kad tai yra pirmas Dakaras šiam Brazilijos sportininkui. Šiandien jis 7. Sunkus greičio ruožas, tiesą sakant, bent jau man nebuvo lengva, vien tik tai kopas ir kažkaip tai net sunkiau negu prieš 2 dienas, bet svarbiausia, kad mes neužstrigom nei karto, tiesiog važiavom iki finišo. Kuba Pšigonskis šiandien 6, po to, kai pirmą savaitę jis turėjo problemų su automobiliu, jis už 10 ribų bendroje įskaitoje. Brianas Banagvalatras
Iki vakar buvo 7 bendroje įskaitoje ir tai galėjo būti geriausias jo pasiekimas Dakare ir laimėti 2 ratais varomų bagių įskaitoje, bet 37 kilometre šio greičio ruožo štai taip jis baigė lenktynes. Nepamatėm duobės, gal 2 metrus nuo vėžių nuvažiavam šone, atvažiavam per greitai, 2 dienos iki finišo. Sugadinau savo Dakarą, neįtikėtina. 13 greičio ruožas. Taip arti ir tuo pačiu taip toli iki finišo. Dar vienas Dakaras sugadintas, dar vienas Century bagis sustojo, Panagijočių šeima. Po šuolio Janikas susižeidė ir buvo išgabentas į ligoninę dėl nugaros traumos. Tuo tarpu Jezidas Al-Raždis. Šiandien jis 5. Nebekovoja jisai bendroje įskaitoje, tačiau tiesiog nori parodyti, kad gali būti greitas. Su Mathieu Serradori jisai ilgai kovoja. Serradoris yra 9 bendroje įskaitoje ir 2 tarp 2 ratais varomų automobilių. Jis 12 šiandien. Pralaimėjus Jezidui Al-Raždį, Jezidas jį pasivijo. Henkas Latigenas šiandien 4. Jis aplenkė ir Žinielį de Villiersą, 4 bendroje įskaitoje. Ir dar vienas geras greičio ruožas Matijasui Ekstremui. Jis kyla į 14 vietą po šiandienos greičio ruožo. Ir šiandien jis 3, nusileidęs tik tai 2 legendom, Loebui ir Alatijai. Labai sunkus šitas greičio ruožas ir tokios kopos. Negaliu atsipalaiduoti, tik kopas, kai kurios labai aštrios. Buvo sunku. Šitie vaikinai šalia manęs turi 10 metų patirtį, o aš turiu dar keletą metų, kad pasivyčiau juos. Naseras Alatija šiais metais nepagerins 50 laimėtų Ari Vataneno greičio ruožų rekordo, todėl kad jis nebevažiuoja rekordų, jis važiuoja savo malonumui ir svarbiausia jam išlaikyti pergalę. Labai smėlio kopų, gražus, įdomus greičio ruožas. Mes finišavom geroj pozicijoje. Aš laimingas, kad mes išlaikom savo 1 vietą. Tiesiog saugiai turim važiuoti iki finišo. Gerai čempionatui, nes mes gaunam gerus taškus. Sebas laimė, bet mes finišavom 4, tai reiškia tik tai -1 taškas. Man yra svarbiausia Dakaras, Dakaro pergalė. Na ir Sebastianas Loebas. 6 iš eilės laimėti greičio ruožai. Niekada dar to nebuvo Dakaro istorijoje, kad kažkas automobiliu 6 kartus iš eilės laimėtų greičio ruožus. Taigi, naujas rekordas, nepaisant to, kad Sebastianas Loebas tikrai nelaimės Dakaro, nebent kažkas nutiks Naserui Alatijai. Na, gerai, geras greičio ruožas, gerą ritmą turėjom, tiksliai važiavom agresyviai, be klaidų, be problemų. Ką galiu padaryti, viskas gerai, viskas puiku. Ir Gintas Petrus šiandien irgi puikiai, normaliai, 33 jis, 50 minučių nusileidęs Sebastianui Loebui, bet nėra dėl ko kovoti, nieko neįrodysi.
2 ratais varomi bagiai jau toli pabėgę. Tai tiesiog reikia pabaigti lenktynės. O kaip jums dar viena diena dykumoje ir kopose? Nu, truputį prailgo. Gerai sekėsi, nesustojom nei karto, nei kasėmės, tai švariai pravažiavom, nes norėsiu nors vieną kartą švariai, ne taip, kad sakyt, vat jeigu nebūčiau sustojęs, tai būčiau taip atvažiavęs. O šiandien nesustojom. Važiavom iki pat galo, vienu įsėdimu, jokių išlipimų. Viena problemėlė, 20 km iki finišo likus, nuo karščio pradėjo lydytis šarvas bėgių, perjungėjo troso ir negalėjau perjungti bėgio, tai teko antrų bėgių ir važiuoti čia pabaigą, nes trečių truputį per sunku per kopas, o bijojau, kad jeigu atgal negrįž antras bėgis, tai bus sunku pabaigti. Tai vat antrų bėgių palėtėjom ir čia tik tai ant keliuko jau paskui įsijungėm jau. Paskutiniam dienom buvo ir didelių, ir mažų kopų. Kokios jos buvo šiandien? Šiandien tai gal buvo, pradžioje buvo tokių sunkesnių, įdomesnių kopų, o paskui buvo tokios nelabai didelės nuobodžios, bet irgi negali atsipalaiduoti jas, nes tiesiog 100 kilometrų krato ir kartais tokių būna kirstų, tai vat pavojinga, kad neužmigti ant tų kopų. Vieną kartą barkštelėjo, tai tik pažadino gerai, tai taip iš karto atsipurtėm, nu, toliau jau važiuojam ramiau. Koks greitis dažniausiai būna kopose? Kiek svyruoja jūsų tempas važiuojant su galų varomu bagiu? Manau, nuo 40 iki 70 km per valandą per kopas. Labai greičiau turbūt mes negalėtume važiuoti. Na, nuo vairuotojo priklauso, aišku, kiek sugeba palaikyti tą tempą. Tai aš daugiausia žiūriu savo tempo, savo automobilio galimybių ir pagal tai prisitaikau. Tai iš to ir tas susideda visas rezultatas. O kaip navigacija kopose? Navigacija šiandien vieno waypointo ieškojom, truputį į šoną pasidavėm prieš pabaigą, tai gal kokią minutę užtruko. O taip, gana nesunki navigacija, daug taškų pridėta, tai taškas po taško eina ir manau, nesudaro navigatoriam tokių didesnių keblumų kaip ankstesniais metais. Šiemet kažkaip lengviau. Na ir ką, paskutinė diena liko? Laukėte jos? Nu taip, jau, manau, antra savaitė baigėsi, tai norisi jau ir į namus, namiškių pasiilgom. Kopų pakako jums šiemet? Kopų tikrai pakako. Galvoju, kaip šaltienos, jau kai jau 3 porciją ir 5 deda, jau tada daugoka. Gal būtų įdomiau, jeigu kopos truputį kaitaliotųsi su kažko, o dabar, kai vien tik kopos, tai, nu, jau išvargina. Tai, matyt, toks reliefas, kažkurioje pusėje Saudo Arabijos akmenys, o kažkurioje kopos ir jie nelabai maišosi čia. Tai. Taigi, Sebas 6 kartus iš eilės. Jisai yra MT Quarter karalius, šiais metais niekas už jį greičiau nevažiavo čia. Tad tarpu Naseras Al-Attiyah, jam tiesiog reikia pravažiuoti likusius 100 su trupučiu kilometrų ir pasiimti 5. pergalę Dakare. Lygiai taip pat ir pasaulio čempionate. Šiandien apie ProDrive Hunterius. Tai yra automobilis sukurtas Dakarui. Autosportas turi būti atsakingas. O tai yra sudėtingas ir analitiškas procesas. Mes naudojam turbininius variklius, nes tai yra patikimiau ir sąlyginai iš mažesnio variklio daugiau galios. Ir pasižiūrėkite į kėbulą. Jis ne iš karbono, o iš natūralių medžiagų ir yra perdirbamas. Aš mėgstu galvoti, kad mes pionieriai, nes naudojam biodegalus. Tai yra normalu, jeigu norim būti atsakingi ir neteršti gamtos. Tai yra šiek tiek rizikos, bet ką daryti? Mes turim imtis inovacijų, mes imam degalus iš angliškos kompanijos Coriton, kuri naudoja ir kūrė degalus tik tai iš atsinaujinančių šaltinių. Ir jame šiek tiek yra etanolio, bet iš esmės tai yra
degalai iš atsinaujinančių šaltinių, iš biodegalai. Aš noriu pademonstruoti su ProDrive Eco Power, kad įmanoma lenktyniauti nenaudojant naftos ir degalų gaminamų iš naftos. Tai yra technologija, kuri, aš tikiu, yra automobilių sporto ateitis. Ir automobilių sportas gali būti ekologiškas. Aišku, visas pasaulis dabar naudoja atsinaujinančius šaltinius, jie labai atsakingi. Ir mes esam vieni iš tokių, vieni iš ateities sporto. Mes jau galvojam apie hibridinės sistemas ir apie tai, kas bus automobilių ateityje. T3 kategorija. Paskutinis šansas pasimėgauti MT Quarter kopomis. Ir apie svajonių išsipildymą. Xavier Foxas, 63 metų sportininkas, jis važiuoja 31 savo Dakarą. Giljamas Demevijusas pirmavo įvažiuojant į MT Quarterį, išvažiuojant, visi šansai nugalėti jau palaidoti. Per paskutinius 40 km jis ir vėl susidūrė su problemom. Austinas Džonsas tuo tarpu jau turi beveik valandą savo kišenėje ir jis šiandien tik 9, 11 minučių atsilikęs nuo greičio ruožo nugalėtojo. Svarbiausias saugumas. Sunkus greičio ruožas, vienas sunkiausių, bet ir man, aš svarbiausia nesitikėjau to. Aš klausiu šturmano, tu ką rimtai, čia taip visą dieną bus? 3 kartus Dakaro rally nugalėtojas ir praėjusio Dakaro nugalėtojas Čeleko Lopesas. Šiandien tik 7. Salehas Al-Saifas šiandien 6. Tai geriausias jo rezultatas šių metų Dakare. 9 minutės pralaimėjo greičių ruožų nugalėtojai. Setas Quintero važiuoja greitai, šiandien jis 3. Bet jam jau reikėtų pasisaugoti, nes nieko jis nebeaplenks ir nelabai nukris. Čilietis Inglasio Kasalė šiandien 2. Taigi 2 savaitę Dakare Yamahos tampa pastoviais podiumo lankytojais. Bus labai įdomu kitam Dakare. Labai įdomus greičio ruožas, daug labai kopų. Nedaug ką galėjom matyti, nes kopos stačios ir labai sudėtinga nustatyti, kiek tai yra pavojinga, nes saulė tiesiai virš galvos ir nėra jokių šešėlių. Žmogus, kuris nebekovoja dėl nugalėtojo titulo, bet svarbiausia kovoja kasdien. Tai yra Mitchellas Guthrie, šiandien jis greičiausias. Jis 50 sekundžių įvežė Ignacijui Kasaliai. Geras greičio ruožas šiandien. Labai ilga diena kopose. Kopos ir kopos visą dieną, taigi aš laimingas šitą dieną. Mes važiavam be jokių klaidų visą dieną. Taigi vis dar esu laimingas. Beliko vieną dieną išgyventi. Taigi, Guthrie 5. laimėtas jo greičių ruožas šiais metais, bet bendroje skaitoje tarp lyderių jo nėra. Todėl, kad Austinas Džonsas beveik valandą laiko pirmojo prieš Setą Quintero, 3. Giljamas Demevijusas.
Kažkur čia turėtų būti, nevažiuok aukštin kopą. Ką? Apsisuk, apsisuk. Ką, rimtai? Taip, rimtai. Apsisuk. Turi važiuoti protingiau, kažkas tai turės šiandien daug problemų. Viens, du, trys. Ačiū. Tiek daug laiko iššvaistyta. Kvailystė. Nepergyvenk. T4 kategorija. Prieš paskutinis greičio ruožas. Bruni Conti de Oliveira. Mes matėm Lupi de Oliveira, o čia yra Bruno, jo sūnus. 18 metais, šiandien tik 19. Rodrigo 3 greičio ruožus pirmavo. Bet dabar jisai labai toli nuo lyderių. Ir dar viena šeiminėlė iš 3 Gočalų. Michalas su broliu Mareku ir sūnum Eriku. Šiandien Marekas Gočalas 5, Michalas 6. Jie taip dviese ir važiavo. O sūnelis šiandien ir vėl laimėjo. Po Navaro. Pirmas Dakaras jam. 20 metų sportininkas, šiandien 4. Štai taip jis praleido Setą Quintero. Jasiras Sajadanas. Šiandien puikiai. 3 šiandien jis. Ir prie lyderių Rokas Baciuška. Šiandien 2. Jis negali būti toks ramus kaip Keturračiuose Žirų arba automobiliuose Naseras Alatyje. Erikas Gočalas lipa jam ant kulnų. Šiandien jis 2, bet 4 minutės ir 19 sekundžių. Erikas atkando nuo jo pranašumo šiandien. Spausk arba važiuok namo, mano toks moto. Paskutinė diena bus labai įdomu, bus svarbu. Organizatoriai sako, kad tai nebus sunkus greičio ruožas. Bus įdomu. Tikiuosi pasimatysim finiše.
Taigi, Erikas Gotšalas. Šiandien susižeidė ranką, jis greičio ruožė pasirodo. Bet nepaisant to, jis virš 4 minučių atsilošė. Lieka dar 3,5. Pasižiūrėsim. Seksis rytoj Rokui išlaikyti pranašumą. Aš manau, kad atidariau viską, ką įmanoma. Iš viso širdies važiavau. Buvo labai sunku. Gal 30 kilometrė nušokom nuo kopos ir kairę ranką susižeidžiau. Ir pirmą greičio ruožą savo gyvenime važiavau vieną ranką, visą greičio ruožą. Nežinau, kas atsitiko mano pirštam, bet padariau viską, ką galiu. Taigi, Rokas Baciuška šiandien važiavo galbūt šiek tiek per daug ramiai. 4,5 minutės praloštos Erikui Gotšalui. Ir bendroje įskaitoje Rokas jau pirmauja tik 3 minutės 20 sekundžių. Taip, rytoj greičių ruožas bus paprastas, nebus tiek daug kopų. Tikėkimės, kad paskutinius 100 su trupučiu kilometrų Rokas atsilaikys ir mes galų gale turėsim istorinę pergalę Lietuvai. Organizatoriai neduoda pasėti. Tas prieš paskutinis duopas tai buvo visai sudėtingas. Šturmanas truputėlį sakė, kad jam blogai pasidarė, bet po to atsigavo žmogus. Aš buvau visai viskas puikiai, geros formos, važiavom su, kaip pasakyti, maksimaliai, bet su saugumu tokiu važiavom, kur mačiau tenais kopos, kur biški yra aštresnis, tai ten prisistabdėm labiau, bet viskas gerai, dar viena išgyventa diena ir kaip sakoma, tą paskutinę dieną reikia atlaikyti, žiūrėsim, dar visko gali būti, nieko nenoriu prisišnekėti, svarbu esam finiše, komanda atliko labai gerus darbus, viską pakeitė kaip naujas bagis, jokių problemų, truputėlį kaito variklis, bet čia turbūt visiems, nes šiandien karšta, kopose ten iš viso vėjo nėra, tai kai kilti reikia, fešas, ten buvo kai kuriuose vietose, tai buvo sunkoka, bet mes išgyvenom ir mes esam finiše. Kopos esant tiesioginiai saulės, nėra šešėlių ir sako, jas būna sunku skaityti. Kaip pasakyti, gerai turbūt, aš nežinau, labai sunku, aišku, sunku matytis buvo, bet saugojom, kur biški duobės, tai ten prisilietino, nes čia tokios varžybos, jeigu tu visas 15 dienų važiuosi maksimaliai, netaupysi technikos, nei technika neatlaikys, nei pats neatlaikysi spaudimo, tai reikia ramiai, šaltais nervais ir judėti į priekį. Sakau, paskutinė diena bus 135 km, tai gali visko būti, tai nenoriu kaip prisikalbėti, tai viskas gerai, mes finišė, mes sveiki gyvi ir ačiū visiems. O sako, bagiukam kopos yra, bagiukai labai tinka važiuoti kopomis, o kas čia sudėtingo? Sudėtinga tai todėl, kad nežinai, kas darosi už tos kopos. Ar jinai yra į apačią, nes kartais būna tokių apgaulingų į apačią ir dar į apačią, tai gali ir apsiversti. Šiandien vienu momentu vos nebuvo toks kūlis, bet viskas gerai. Mes sveiki, mes gyvi ir viskas. Pavargai jau per Dakarą? Ne, viskas tvarkoja, į galą mes puikiai, viskas šaunu. Viskas ant galą, kaip pasakyti, jau finišą jauti ir tas nuovargis, to nuovargio nėra. Finišė dabar labai intensyviai žiūri rezultatus, konkurentai arti. Kokią pats taktiką dar taikėsi, galvoji, kažką prognozuoji? Ne, tai ką, rytoj paskutinė diena, tai pilnas gazas, daugiau nėra kito varianto, ką čia jau. Dar nėra baigęs jau beveik Dakaras, dar paskutinė diena, dar būtų 10 dienų, tai galėtum čia dar pataupyti, bet čia nėra ką taupyti, reikia minti. Atsilikimas maždaug 7-8 minutės pakankamas ar ne? Manau taip, pakankamas, taip saugiau, nes prieš tai buvo 4 minutės, bet geriau, smagiau, kai turi biški daugiau rezervų, tai ramiau. Ir Tomas Jančys šiandien 25 pusvalandys pralaimėjo Erikui Gotšalui. 18 kyla į 18 vietais bendroje įskaitoje, atsilikimas nuo Roko Baciuškos 9,5 valandos. Na, bet svarbu tiesiog atvažiuoti iki finišo.
dar viena diena kopų, kiek supratau, ar ne? Tokias pusiau kopos. Galiu vardinti pačią nuobodžiausią dieną šitam Dakare. Tikrai. Kodėl, kas buvo? Visiškai neįdomios tokios, kaip čia tokios kopelės, apie nieką. Į kairę, dešinę, ta prasme, pralėkėm visą dieną ir be jokio challenge nebuvo taip kaip vakar, pagalvoti, per kurią pusę žvažiuoti, kaip čia neužsikasti, dar kažkas. Tai vat šiandien iš viso. Iš kitų finišavusių lietuvių girdėjome kitokias nuomonės, sakė, kad sunki diena. Jo, okei. Mums tikrai nesunki, bet nuobodi. Nuotykių turėjot? Ne, gražiai be nuotykių, nes liko viena diena. Ar buvo bent kur pasidairyti, ar kraštovaizdis gražus? Ir tas kraštovaizdis apie nieką, turbūt, kad ne. Tokia, nežinau. Smėlis ir dar daugiau smėlio? Smėlis. Ir net ten konkurentų nelabai matėm. Vieną kitą, kuris čia mūsų aplenkė, mes nieko neaplenkėm, tai kažkaip va taip va. O naviguoti irgi nebuvo sudėtinga? Ne, naviguoti tai irgi ten toks 10 km tiesiai. Dešiniau dar 10 km tiesiai. Tai kai buvo 12 km vienu metu, tai buvo sunku į kampą pataikyti, tai ten visi biški paklaidžiam, ir mes biški ten paieškojom vėžiaus. Bet susiradom ir išvažiavom. O šiaip, kraštovaizdis irgi buvo lygiai toks vienodas kaip trasa. Vienodo lygio kopos ir vienodai varėm 100 kg su viršų. Tai, pavyzdžiui, lyginant su vakar, tai ten aukštos, žemos kopos, raudonos, baltos. Tai šiandien labai vienoda. Šiandien labai didelė smėlio dėžė, kur jūs ten kaip skrusdėliukai pasijutė. Jo. O kaip technika laiko? Tai kiek laiko, tiek ir važiuojam. Amortizatoriai tokie patys, kokie ir buvo? Jo, mes jau nieko nebeliesim iki finišo ir atiduosim gamintojų ekspertizijai. Sunkiau važiuoti taip šiek tiek? Mes tiesiog labai lėtai važiuojam ir prieš kiekvieną ir nuo kiekvienos kopos prisistabdom. Tai va čia yra blogiausia, ką mes patiriam per šitą visą važiavimą. O jeigu nestabdytumėt, kas būtų? Nugarytėm, triks, smūgis į žemę ir, žodžiu, susirinkam visą tą smūgį pas save. Tai tiesiog amortizatoriai nesudirba ir smogia visų pajėgumo, ar ne? Yra kaip yra. Bet labai gerai iš tikrųjų, man tai pasilsėt galiu, pasidairyti, nėra ten to šokinėjimo pastovaus, toks pabaiginėjam kaip turistai, taip gražiai viską matydami. Į telefonuose sėdėti, tai ką turistai čia žiūrėjo? Telefonų ryšio nėra ką ten sėdėti telefonuose dar. Bet gal važiuosim iki ryšio. Ok, ir paskutinė diena liko, kokios nuotaikos apie tai? Labai nekantru sužinoti, kas laukia paskutinę dieną, tai mes jau taip labai nusteikę, kiek ten, visai nedaug tų kilometrų liko. Tai... Na kaip, šiandien dar 500 į kitą regioną pervažiuoti? Pervažiavimas nesiskaito. Ir nuo vairuos? Tai pervažiavimai būna labai lengvi, sėdėti kokias 6 valandas prie vairo? Kai nelyja ir vėjas nepučia iš šono. Tada viskas gerai. Tai aš tikiuosi, kad ten, kur mes važiuojam, saulytė šviečia ir šilta. Deja, ne šilta, nes šiandien bivakė baisiai lyja, bus įdomu pažiūrėti, kaip rytoj vyks greičio ruožas. Taigi, Gočalas, Baciuškas, Sajadanas, bendroje įskaitoje Rokas 3 minutės pirmauja prieš Gočalą, Marekas Gočalas važiuos paskui. Na ir šiandien apie dar vieną legendą, buvusį motociklininką, o dabar vairuojantį Polarisą T4 kategorijoje, Xaviera de Sultre. Dakaras buvo fantastiškas važiuojant motociklu, turėjau fantastiškų metų, bet nesigailiu. Man palengvėjo, aš manau, kad atsikandau Dakaro motocikle pilnai. Dakaro fanai tikrai prisimena Xavierą de Sultre. 9 Dakarus jisai važiavo, 1 kartą laimėjo greičio ruožą Peru. Geriausias pasiekimas 7 2019. Pradėjau tiesiog bijoti, aš galvojau, kad padarysiu per daug vienomis lenktynėmis. Aš buvau nepakankamai drąsus, kad važiuočiau dar greičiau. Taigi, nauja saugesnio disciplina T4.
Jis važiuoja naujoje komandoje, Sebastiano Loeb Racingą. Galėjau pasirinkti, ar važiuoti šturmanu ir lengvai važiuoti, ar važiuoti pačiam, važiuoti prie vairo ir viską kontroliuoti. Ir jis pasirinko kontroliuoti. Tai naujas Polario modelis, nauja komanda, Loeb Racing. Aš naujas vairuotojas. Martin Bonnet yra naujas šturmanas, viskas nauja mums. Mes važiuojam ateičiai ir mokomės. Turiu gerą navigatorių. Man patiko naviguoti motociklu ir iš tikrųjų galvoju iš pradžių galbūt šturmanauti. Martinas yra protingas, jis važiavo Dakarą taip pat motociklu. Jisai yra labai geras navigatorius, aš visiškai juo pasitikiu. Kopose mes važiuojam pilnai. Mes pagavom kanamus, aplenkėm juos ir aš buvau labai laimingas. Martinas net paklausė, ar tu nevažiuoji per greitai. Aš atsakiau, ne, nemanau taip, nes mes aplenkėm per daug mašinų. 23 Dakaras, finišas būtų fantastika šitam naujam automobiliui. Mes mokomės, todėl norim finišuoti ir būti ant podiumo. Ir tai būtų puiku. Nebejok, aš gerai tavim pasirūpinsiu. Taigi, sunkvežimį įskaita. Janusas Van Kasterenas vakar atsijėmė medalius už greičio ruožo pergalę. Vakar buvo puikia diena Van Kasterenui. Šiandien Van den Brinkui sudėtinga diena. Van Kastereno didžiausias konkurentas labai greitai susidūrė su problemomis. Nulaužėm kažkokį sensorių iš pavarų dėžės ir išbėgo tepalas. Turim bėdų. Mes bandom susitvarkyti. Ir Van den Brinkas nukrito iš antros vietos. Daugiau kaip 2 valandas prarado ir nukrito į 3. poziciją. Ir nebuvo lengva šiandien nemažai sunkvežimių važiuoti šitose sunkiose kopose. Van den Brinkas tikrai nebuvo vienas, kuris susidūrė su problemomis. Jaroslavas Valtras vakar vertėsi, šiandien jis 3. Puikus greičio ruožas, 10 minučių pralaimėjus greičio ruožo nugalėtojui. Jis vis dar turi vilčių 5. finišuoti sunkvežimų įskaitoje. Janusas Van Kasterenas nebuvo labai laimingas šiame greičio ruože, bet svarbiausia, jis važiavo konservatyviai ir nesusidūrė su problemom. Jis vienoje kopoje strigo, bet finišavo 2. 3,5 minutės atsilikęs nuo greičio ruožo nugalėtojo. O tai Martinas Mačekas, šiandien jis greičiausias. Jis važiavo greitai ir svarbiausia, kad Van den Brinko bėdų dėka jis kyla į 2. vietą bendroje įskaitoje. Buvo gera kova su Janusu paskutinius kilometrus. Mes tikrai mėgavomės visą dieną, va taip šokinėjom per kopas ir negalėjom tikrai išvystyti pilno greičio, bet finišė gerai ir gerai finišuoti greitai, nugalėjus greičio ruožę.
Taigi, Mačikas kyla į antrą vietą bendroje įskaitoje, paskui Van Kasteraną. Ir štai taip Janusas jį pasveikino. Na, dėl mūsiškių. Mūsiškiai toliau važiuoja ne tokiu tempu, kokiu norėtumėm. Šiandien Vaidotas Paškevičius, Slavomiras Volkovas ir Tomas Gužauskas 12 praradę 45 minutės. Mačikui važiuoja kartu su savo komandos kolega ir lyderiu, tiesiog norėdami būti užtikrinti, kad Feš komanda atvažiuos greitai. Tomas Vratny yra 9 bendroje įskaitoje. Tuo tarpu mūsiškiai Vaidotas Paškevičius tik 17, bet jau ne įskaitoj. Šiandien labai smagiai. Iš esmės buvo smagios kopos. Turbūt pagal aprašymą turėjo būti sudėtingesnės nei vakar, bet gavosi realiai šiek tiek lengvesnės, aš galvoju net. Bet važiavosi labai šiaip smagiai. Buvom sustoję, Iveko komanda Derojaus, vienas iš lyderių turėjo problemų, tai buvom sustoję, bandėm padėti. Jam neužsiveda sunkvežimis, bandėm duoti akumuliatoriaus, baterijos, laidais energijos, bet nieks nepavyko, ten pradėjo rūkti dūmai iš jo starterio. Ten gal kokias 7 minutės pastovėjom, 10 šiaip važiavom atsargiai, bet sėmėmės patirtį, bandome mokintis, kaip čia gerai įveikti kopas, kiek galima greičiau. Tai kai kur pavyko, kai kur ne, turėjom keletą nuvažiavimų ne visai ten, kur norėjom, tai teko biškį pavažinėti pirmin atgal, bet užbuksavę nebuvom. Padarėm vieną navigacinę klaidą, turbūt pirmą Dakarę, biškį nuvažiavom. Kadangi susijungė 2 dienų trekai, šiek tiek nusukom dešiniau, bet greitai susirentavom. Praradom kelias minutės, apsisukom, grįžom iš karto, kur reikia. Ir tęsėm varžybas. Tai sunkvežimis kažkaip neįmanoma surasti jam vaistų. Iš ryto atrodė, kad jau viskas tvarkoj, bet pravažiavus 30 km vėl negalėjom pilnai gazuoti. Neveikė vienas cilindras. Tai tempas to, kurį galėtumėm išvysti, tikrai nėra, bet kadangi toje aukštoje pozicijoje nesam aukštai absoliučiai įskaitai, tai važiuojam rengdami patirtį, kur galėjom šiek tiek pasispaudėm, pažiūrėjom savo galimybės. Ten teko truputį pavažiuoti pagal vieną iš lyderio Valtrą, Tatra Bagyra komandos. Tai žiūrėjom irgi ten viskas nėra stebuklų, galima kovoti, tik aišku, labai jaučiasi automatinės pavarų dėžės privalumai, o daugiau viskas sekėsi gan neblogai. Diena neprailgo kažkaip šiandien, greitai pralėkė, džiaugiamės, kad tą prieš paskutinę dieną įveikėm, paskutinės sudėtingas kopas ir toj organizatoriai žada lengvą dieną, labiau ralinę. Gaila, mūsų sunkvežimis nefunkcionuos, jau tikrai matau tai negalėsim pagazuoti, nors labai norėjom dar paskutinę dieną pabandyti palenktyniauti greičiausiai, bet teks konservatyvę taktiką laikytis, važiuoti, kada važiuoti iki paskutinio, užfiksuoti esamą rezultatą ir ką, ir skristi į Lietuvą. Šiandien jau kelinta diena kopų, ar dar jos neatsibodo? Ne, šiandien jau 3 diena kopų rimtų, tai ten MT Quarterį esam, kažkaip tai netgi pripratau ir galėtų būti ir daugiau iš esmės, nes, sakykime, greitose atkarpose, upių vagose, akmenų ruožuose tikrai esam greiti, tai rodėm ir savo ir turėjom tikrai puikius rezultatus ir 5, ir 6, ir 6 vietą, tai tikrai džiugina mus, tai tenais kažko tai dadėti, išmokti nėra labai didelio poreikio, bet kopose tikrai dar matom, kad reikėtų greičiau važiuoti. Tai ta praktika, kurią dabar čia per tas 3 dienas įgėm, tikrai neįkainojama ir ateityje manau, kad tikrai padės kovoti dėl aukštų pozicijų. Kur smagiau pačiam važiuoti, tokiose ralinėse trasose ar kopose? Na, kol kas sakau, labai tas greičių dėžės skirtumas jaučiasi būtent kopose, tai norėtųsi išbandyti tą techniką, kur su automatinė ta greičių dėžė ir pažiūrėti, kiek mes galėtumėm pagreitėti kopose. Tai kol kas su mechaninė išspaudžiam, manau, ką galima iš tos mechaninės dėžės, bet turbūt ir lengviau ir maloniau
elgėsi sunkvežimis būtent ir kopose su ta naujesnės kartos, tobulesniais amortizatoriais. Tai iš esmės reikia išbandyti ir tada galėsim atsakyti. Su mechaninė dėžė mums lengviau ir paprasčiau yra akmenuotose, upė vagose, kanjonuose važiuoti negu kopose. Jau susitaikėm su tokiu likimu, galima sakyti taip, nieko pakeisti negalim, neprisidirbam, sakykime, mes patys košės, nesudaužėm to sunkvežimio, neapsivertėm ar neišmušėm kažkokio rato, tai ta nuotaika gal šiek tiek tokia geresnė, nes jeigu būtų padaryta komandos klaida, patirta kažkokia avarija ir tada neatvykus į tą podiumą būtų gal nusivylimo daug daugiau. Dabar yra kaip yra, techninis sporto šaka, tikrai ir daug rimtesnės komandos neteko ir pirmom dienoms sunkvežimių, kur pasiruošimas, sakykime, ir biudžetai yra 15 kartų didesni, bet atsitinka tie gedimai ir tiesiog negali baigti, kaip esi suplanavęs. Taigi, Mačikas, Van Kasterenas, Valtras ir mūsiškių nematome greičiausiųjų 10-uke. Nei šios dienos greičio ruože, nei dėja bendroje įskaitoje. Ir visiškai išsiskyrė tarpai tarp lenktynių lyderių sunkvežimių įskaitoje. Na ir Jordi Vantenį vakar vertėsi, įsivaizduojat? Ir nebevažiuoja toliau, jis važiuoja tiesiai į Damamą į finišą. O tuo tarpu mes pasižiūrėkime, ką veikia trečias sunkvežimio ekipažo dalyvis, Tomas Gužauskas. Vienas iš Dakaro išskirtinumų – sunkvežimiai. Niekur kitur pasaulyje nepamatysite šių sunkiasvorių lenktyniaujančių ten, kur atrodo, joks transportas neturėtų pravažiuoti. Ir Lietuva jau antrus metus iš eilės turi savo ekipažą šioje klasėje. Ir tikiuosi, kad jis man padės atsakyti į vieną ilgai kirbėjusi klausimą. Matot, sunkvežimio ekipažą sudaro 3 nariai. Su 2 viskas labai aišku. Vaidotas Paškevičius vairuoja, Slavomir Volkov naviguoja. O trečias, štai, trečias, Tomas Gužauskas. Klausyk, ką tu veiki? Nu nieko, padedu irgi ekipažai sėkmingai pasiekti finišą. Turiu tokių, sakykime, savo darbų, nuo kurių priklauso sunkvežimio visi reguliavimai. Tai tiesiog to ir užsiimu. Tu esi gana didelis žmogus. Šturmano vietoje telpi? Tai telpu tik tai dėl nuotraukos, bet važiuoti šturmano vietą tikrai negalėčiau, nes man kojos remiasi ir nebėra galimybės patraukti atgal. Tai čia tiesiog, nes čia pakeltas tas variklio tunelis vadinamas, tai sėdis aukščiau. Kad aukščiau sėdė, tai jam yra geriau, nes jis plačiau mato, vidury sėdėdamas tiek mato, tiek kairė, tiek dešinė, tai čia visai kaip ir patogu, bet fiziškai aš biškelį per didelis šitą vietą. Kas čia pas tave? Vairuotojas šiaip nestebi nei variklio temperatūros, sakykime, nei jo labiau ten tepalo temperatūros, spaudimo ar kažkas, o čia dar dasideda, kadangi pravažumai reikia kopose ir visur kitur padangų slėgius kaitalioti, tai visus tos darbus atlieku aš, aušinimo ventiliatoriai, turim čia videokamerą, kuri rodo 2 rakursais, tai čia šiuo metu rodo galinį ventiliatorių darbą. Prasme, vizualiai gali įvertinti, nes sunkvežimio garsas toks, jo labiau, kad su šalmais tai tikrai negirdėtum, kad ten kažkoks ar goliukas, ar kažkas cypia, bet vizualiai gali įvertinti, sukasi, nes jis saka, lygiai taip pat videokameros pagalba yra variklio skyriuje, tai gali matyti, sakykime, atsiradusi kažkokie staigi nuotėkiai, ar ten antifrizo, ar ten tepalo, ar ten kažkas, kad nereikėtų stoti, išlipti, kelti kabiną, žiūrėti, galbūt galima pamatyti vizualiai tą problemą čia ir dabar ir kartais užbėgti įvykiam už akių, jeigu pradėjo kažkas langutę biškelį leisti, tai tikėtina, kad galima sustoti biškėje, gal kartą veršti ar ką ir tą problemą įsprendžia, o jeigu jau to nepastebėjus laiku, tai tiesiog gali visiškai sugesti ir tada turėti jau problemų rimtesnių. O ką čia matot ir ką čia valdot? Šis sunkvežimis yra ant nepriklausomos pakabos ir yra kiekvienas ratas ant pagalvių, vadinamų stovi. Tai šie 2 prietaisai rodo, vienas rodo priekinės, kitas galinių pagalvių spaudimą. Taip. Pagalvių reguliavimą turiu su kairė ranka, tai yra daug, nedaug 6 kraniukai
4 iš jų yra kampu ir 2 viduriniai yra, sakykime, įėjimas ir išėjimas. Tai irgi tą važiuojant stebiu, jaučiu, kaip ta pakaba dirba, kartais reikia pakėtinti, paminkštinti kopose vienaip ant tų tokių greituminių, sakykime, žviruoto ar taip kažkokio grunto. Tai kitaip jinai dirba, tai atlieku pagalbą reguliavimus tų pagalbių su šitą. Taip, mechaniškas, paprastas mazgas tiesiog. Čia šiaip iš esmės viskas padaryti labai mechaniškai, mažai tos automatikos, kad viskas būtų kuo paprasčiau ir kad negalėtų tiesiog papildomą galimybę ten sugesti kokie elektronikai, tiesiog viskas vyksta pagrindinai mechaniškai. Su vairuotoju tarėtės, jis tau sako, noriu minkštesnės pakabos ar kietesnės? Šiaip su Savaidu mes labai mažai, aš aplamai labai mažai bendrauju su jais, sakykime, nes man klausimų kaip ir iš jų nekyla. Ta prasme, aš vizualiai irgi viską matau, man nėra taip, kad sėdžiu kažkur, kad nematyčiau ką, aš matau, kad artėjom, sakykime, kopas, kad tramplinus, šuolius, akmenis ir kažką. Ir pagal tai aš tą situaciją, tos parametrus keičiu. Aišku, būna Vaidas kartais paklausia, nes jis nemato tų parametrų, paklausia, ar viskas gerai, paklausia, koks padangų slėgis, bet čia per dieną tas būna gal vieną kartą, gal 2, bet būna, kad tikrai iš vis jokio bendravimo su tai neturim, nes jisai žino, kad aš padarysiu taip, kaip reikia, o aš jo irgi nenoriu blaškyti, kad jis apie tai tiesiog net galvotų, kad jis tiesiog dirbtų vairavimo darbą, atliktų saugių įveikimą tų kliučių, o visą kitą darymą aš. Čia dar matau mygtukų įvairių. Tai čia, kaip ir minėjau, dėl padangų slėgio, tai va čia turiu kiekvieną ratą atskirai, sakykime, padangų slėgį. Čia tais mygtukais tą padangų slėgį galiu kelti. Šiuo atveju čia kiekvienas ratas turi atskirą savo mygtuką. Tokį paprastą kraną, kuris išleidinėja orą iš padangų. Išleidinėja iš visų 4. Dar yra elementariai tai signalas, langų apiplovimas, priekinio 4x4 pavaros įjungimas, galinės blokiruotės, priekinės blokiruotės, langų apiplovimas, ventiliatoriai, iš pradžių 3, paskui galima 6, priklauso nuo temperatūros. Ir čia tas vidinis kompiuteris, kuriame yra ganėtinai nemažai duomenų, ten pradedant vandens temperatūrą, tepalo spaudimo, kūro slėgio spaudimo, turbinos spaudimo, visokiais tokiais, kurie, šiaip jie kaip ir privalo būti ir jeigu mes jaučiam, kad kaip šiemet mes turim tokių problemų, tokių kaip ir neįsprendžiamų su variklio galia, tai irgi stebim tos parametrus, kai pradeda kažkas darytis, kad suprasti, kas nuo ko prasidėjo ir kur galbūt reikėtų ieškoti problemų. Kaip supratau, tavo darbas vyksta toks grojimas klavišais, ar ne? Ar daug būna to įstraukimo, ar tiesiog gali važiuoti kokį 100-200 km nieko nedaryti, tada kažką pareguliuoji ir vėl važiuoji? Ne, taip, kad tokią atstumą įveikti nieką nedarys, tai neįmanoma. Dirbam ištisai, ypatingai dabar kaip kopose, tai aš nežinau, per sakykime, paimkim kokį 5 km atstumą, tai per tas 5 km būna tikriausiai gal kokias bent jau 5 padangų nuleidimas slėgiai, 5 pakelimai, blokiruočių jungimai, išjungimai, nes prieš kiekvienas tas kopas reikia nuleisti, nusileidusi kopą, kaip ypatingai čia toks reljefas, kad važiuojam to vadinamų ščiotų, ežero dugnu tokių išdžiūvusių. Jeigu matai, ten vėl keliam tą slėgį, tai darbo ištisai yra ir turint omeny, kad čia dabar mes sėdim kaip ofise, sakykime, o važiuojant, tai čia viskas kratos skraido, tai yra pakankamai sudėtinga, nes būna tikrai, kad net negaliu įžiūrėti, nors čia atstumo nėra didelio, negaliu įžiūrėti tų rodmenų dėl tos tokios, ištisinės vibracijos, sakykime, bet tai būna tokios, kur greitos trasos ir tokios vienodos. Tai ten man būna iš mano pusės lengviausia, nes ten vieną kartą sureguliuoju, ten praktiškai per nelabai kas keičiasi. Bet va, kai tie va tokie kopose, tai akmenys vėl kopas, tai labai turim ką veikti ir prašau net kartais Vaido, kad biškelį palaukti, nes ne tai, kad aš nespėjau, bet ta sistema nėra taip, kad jinai iš karto galėtų ir pripūsti, ar iš karto išleisti, reikia biškelį laiko. Tai paprašau Vaido biškelį atsargiau, ar įeiti, ar išvažiuoti iš kopo. Tai kažkaip jau taip be žodžių susikalbam ir viskas kažkaip gaunas gerai. Tai vis tik gana daug darbo turi. Aš visuomet galvojau, kad trečias žmogus sunkvežimyje reikalingas tam, kad sugebėtų padangą pasikeisti, nes padangą, kaip supratau, dviese sunkiai.
Dviese pakeistumėm ir dviese, aišku, bet tryse lengviau. Pats keitimas padangos, sakykime, pajungimas dankrato, to vadinamo, ten tų visų šlangų pagalvių, tai ten vienas žmogus gali pilnai pasidaryti, bet kas reikalauja fizinės jėgos, tai ratą išimti, sakykime, gali vienas, bet jį įdėti atgal, jis sunkus ir ypatingai kaip ant kieto grunto, sakykime, kieme, kažkur ant asfalto, tai galėtum vienas ją įdėti be jokių didelių problemų, bet kadangi dažniausiai tokiose vietose nekeičiam, ar ten kopose, ar pasvyrės būna kažkaip ant tas smėlio sunku atsistoti, kojas lenda, tai tas reikalauja papildomas jėgos. Tai mes šiaip visada darbas padangų keitime pasiskirstė taip, kad visi kažką darom, bet viens kitam nesimaišam, bet kaip ateinam į tą stadiją, kad reikia įkelti ratą, tai nors fiziškai galėtumėm ir du tikriausiai tą padaryti, bet visada visi metam darbus ir tryse prieinam tą pusę minutės ar kiek ten trunkam būtent įkelimą tą, nes tiesiog saugom sveikatą, kad galbūt galim ne taip koja pastačius pasisukti ar nugarą ar kažką, nes tikrai yra daug liūdnų atvejų buvę, kaip sunkvežimio po padangų keitimas ar vairuotojas, ar šturmanas, ar inžinierius nebegali lipti kabiną vien dėl kažkokios traumas. Tai svoriai dideli ir viskas vyksta greitai, norim skubėti, tai reikia saugiai. Kiek sveria ratas? Ratas sveria apie 150 kg. Oho. Jo. Supratau, ačiū už ekskursiją po savo darbo vietą. Ir Dakar klasika. Istorija tęsiasi. Ar norite apie rezultatus ar apie prisiminimus? Rally reidų legenda 90-aisiais pirmas Dakaras jam. Jean-Louis Schlesser, Žinėlis Deviliersas, Makrėjus Vatanenas, Kose Marija Servėja. Apie ką jums papasakot? Kai Dakaras prasidėjo, aš visą laiką sakiau, kad tai yra lenktynės seniems žmonėms, kurie baigė savo lenktynės, sako Žanas Marija Larkinas, Sebastiano Loibo šturmano tėvas. Fabianas Larkenas važiuoja kartu su Sebastianu Loibu, taigi legendos sūnus pats tampa legenda. Kaip šturmanas aš manau, kad jis labai talentingas. Bet šturmanauti nėra sunkiausias darbas. Aš galbūt nesu toks talentingas kaip mano tėvas, bet aš labai daug dirbu. Svarbiausi patarimai yra iš tėčio, aišku. Jeigu man reikia patarimo, tėtis ateina pas sūnų, dabar jisai su manim tarėsi. Jo pirmos lenktynės laimėtos su Schlesseru, tai buvo neįtikėtina. Aš atsimenu, buvau paaugliais ir jeigu noriu prisiminti kažką neįtikėtino, aš visada prisimenu tuos tėčio podiumus. Aš galiu pasakyti, aš labai didžiuojuosi savo sūnum. Taigi, Dakar klasika. Erikas Kvikas, beje, lenktyniavęs ir Palangoje 1006 km lenktynėse važiuoja čia. Aš ne specialistas, yra čia daug kitų specialistų. Kiekvienam vakaras yra fantastika, tas draugiškumas, kalbos. Tai yra tiesiog neįtikėtina, tai yra laimė būti čia. Kiekvienas kalba prancūziškai, angliškai, ispaniškai, tiek daug kalbų aplinkui. Tai yra labai, labai gera atmosfera. Ir Dakaro legendose. Džentelmenai, sveiki jūs pirmi atvykę. Sveiki atvykę. Aš tikiuosi, jūs mūsų per daug nelaukėt. Ne, tik 24 valandas. O 24 valandas atgal vyko štai kas. 11 greičio ruožas 94-aisiais. Iš Ataro į Nuhadibų, Mauritanijoje. Pirmą kartą lenktynininkai atakavo mirusias kopas. Ir tai buvo labai sunku. Lyderiai strigo. Visi strigo. Ir Hubertas Soliolis su Mitsubishi ir gamyklinė Citroën komanda Jean-Pierre Fontaine. Čia neįtikėtina, čia beprotiška.
Čia neįmanoma sustoti, kai toks smėlis, tai yra košmaras. Jeigu važiuoji, važiuoji, jeigu ne, viskas, tu negali važiuoti. Mes neįsivaizduojam, mes nekalvojam apie kelio knygą, mes tiesiog norim važiuoti. Aš nenoriu sustopti, mes tiesiog nekreipiam dėmesio. Vienintelis šansas judėti yra nesustoti. Žanas Klodas Merale sutiko su Citroeno strategiją ir jie nutarė apvažiuoti mirusias kopas, nekreipdami dėmesio į kelio knygą. O Mitsubishi nutarė važiuoti tiesiai. Kasėsi metras po metro ir galų gale naktį praleido mirusiose kopose. Citroenai dirbo, o Mitsubishi taip ir nesulaukė. Jie liko kopose visą naktį. Ryte malūnsparniai nutarė suprasti, kas atsitiko. Visą naktį mes kasėm metras po metro. Mes neturim nieko, vandens. Aš nežinau, kiek kartų strigom. 200 kartų. Tai yra bepratybė. Aš tikiuosi, mums tai bus atlyginta, nes mes ne veltui važiavom čia pagal kelio knygą. Šitie 4 vaikinai, jie buvo vieninteliai, kurie nutarė važiuoti pagal kelio knygą. Nesvarbu, ar jie finišuos ralį ar ne, bet tai yra pasiekimas. Jūs padarėte tai, sveikinu, jūs padarėte tai. Aš nežinau, ar mes norėtumėm trenkti jums per veidą, ar apsikabinti jūs. Galų gale Mitsubishi lenktynininkai turbūt norėjo trenkti jam per veidą smarkiai. Tu apsunkinai smarkiai mums gyvenimą, bet tikiuosi tai rally reidų filosofija. Taigi, lenktynių organizatoriai nutarė atšaukti greičio ruožą, taigi Mitsubishi nemiegota naktis buvo veltui. Mitsubishis labai supyko ir tuo metu jie pasitraukė iš lenktynių. Na kągi, tokių nuotykių nebepasitaiko šiais metais. Šiais metais mes važiuojam paskutinius 136 kilometrus. Pakrantę. Jau beveik nebebus kopų. Bus pajūrio smėlis. Ir rytoj Dakaro karavanas startuoja atvirkštinė tvarka. Taigi lyderiai finišuos paskutiniai. Iš vakarų į rytus mes pravažiavom visą Saudo Arabiją ir finišuosime Damame. Podiumas, apdovanojimai, džiaugsmo ašaros, visa tai bus rytoj. O šiandien mes baigiam. Tai tiek Dakaro laidoje šį vakarą. Jau rytoj uždėsime vyšnę ant torto. Tad lauksime jūsų ir gero vakaro.